Taip, sveiki, mano vardas Simona. Šiandieną pristatysiu projektą Pacientų ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendravimas ir emocinė gerovė. Projektą įgyvendinu programoje Kurk Lietuvai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje. Projekte siekiu atsakyti į klausimą, kokia yra pacientų ir asmens sveikatos priežiūros darbuotojų bendravimo ir emocinės gerovės situacija asmens sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvoje. Su kokiais iššūkiais susiduria pacientai bendraudami su asmens sveikatos priežiūros darbuotojais, kokie veiksniai turi įtakos bendravimo kokybei ir emociniai geroviai jiems lankantis sveikatos priežiūros įstaigose, kas jiems padeda bendraujant su asmens sveikatos priežiūros darbuotojais ir kokio bendravimo jie norėtų. Ieškant atsakymo į šį klausimą atlikau esamų šaltinių ir dokumentų analizę. Ieškodama pastebėjau, kad dėja trūksta informacijos šią temą, sunku įvertinti bendravimo kokybę ir pacientų pasitenkinimą bendravimu, trūksta literatūros. Suradau, kad Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros įstaigų veiklos tarnybai dvi anketas tokias pildo, tai ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa bei stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vertinimo anketa. Šios anketos menkai atliepia bendravimo aspektą bei pacientų bendravimo kokybės klausimą. Rezultatai lieka tik tai statistiniai ir dominuoja skaitinis įvertis. Teko ieškoti toliau. Kreipiausi į srities specialistus ir būtent pacientus, jų organizacijas ir jų atstovus, atlikau kokybinį tyrimą, pusiau struktūruotus interviu su įvairių amžiaus grupės asmenimis ir įvairias galimybės turinčiais. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė 4 pagrindinės tokias temas, kurios lemia paciento emocinę gerovę lankantis asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai yra aplinkos humanizavimas įstaigos, pacientų ir darbuotojų tarpusavio santykių stiprinimas ir bendravimo kokybės gerinimas, pacientų dalyvavimas paslaugų kokybės vertinime ir formavime, taip pat labai svarbus aspektas asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų emocinės gerovės stiprinimas, siekiant prisidėti prie pacientų emocinės gerovės ir bendravimo kokybės įstaigoje. Pagrindinės pacientų ir jų atstovų įvardintos vertybės tokios atliepia šios aspektus, kuomet pacientų nuomonė yra svarbi, pacientai galėtų būti aktyvūs asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų vertintojai ir formuotojai, jiems svarbus yra jaukumas, saugumas, jautimasis atėjus į įstaigą kaip namuose, žmogiškas, nepervargęs, pagarbus santykis, gerai nusiteikęs draugiškas personalas, kad jis būtų ne tik tai gaunantis adekvatų darbo užmokestį, bet taip pat kuriantis empatišką santykį ir patenkintas savo darbu. Išaiškėjo 4 pagrindinės probleminės sritis, kaip mažiau oficiali aplinka reikalinga, nuorodų sistemos gerinimas, menų ir kitų priemonių pasitelkimas koridoriuose, gerimo vandens prieigos, pacientų informavimas apie gydytojų vėlavimą. Taip pat pacientai pateikia įvairius aspektus ir informavo, kaip geriau juos priimti konsultacijos metu, išskiriant konsultacijos pradžią, vidurį ir pabaigą. Taip pat siūlo lavinti bendravimo įgūdžius asmens sveikatos priežiūros darbuotojų grupėje. Taip pat kurti atgalinį ryšį, įtraukti pacientus gerinant paslaugų kokybę ir ją vertinant, bei rūpintis darbuotojų emocinę gerovę, bendravimu, tarpusavio santykiais ir bendruomeniškumo jausmo kūrimu įstaigoje. Būtent atsakant į probleminį klausimą ir atliepiant šias 4 probleminės sritis, atlikau Lietuvos ir užsienio gerosios praktikos analizę ir remiantis savo asmeninę 10 metų šioje temoje patirtimi, įvardinau, kad priemonė tokia kaip Hello, my name is campaign, sveiki, mano vardas yra iniciatyva, galėtų būti puikus sprendimas šiems klausimams padengti. Sveiki, mano vardas yra iniciatyva prisidėtų tiek prie aplinkos humanizavimo, tiek prie pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų tarpusavio santykių stiprinimo ir bendravimo kokybės gerinimo, pacientų dalyvavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės vertinime ir formavime aspekto, bei darbuotojų emocinės gerovės stiprinimo įstaigoje. Pati Sveiki, mano vardas yra iniciatyva, gimė jos ištakos Jungtinėje karalystėje,
kuomet 2011 metais daktarė Kate Granger, dirbusi geriatrijos srityje, jai buvo diagnozuotas retos formos vėžys. Gydymo procedūrų metu ir lankantis pas specialistus, tapus paciente, ji pastebėjo, kad retas sveikatos priežiūros darbuotojas prisistato ir pasisveikina ir įvardina, kas vyks toliau procedūros ar toliau konsultacijos metu. Tai ją labai skaudino ir prisidėjo prie neigiamo potyrio išgyvenant ligą. Ji apie tai nuolat pasakodavo savo vyrui Krisui. Ir vieną dieną jie susėdę, sako, reikia kažką daryti, keisti šitą situaciją ir nutarė įgyvendinti kampaniją Hello, my name is campaign. Sveiki, mano vardas yra iniciatyva. Iniciatyva paplito po pasaulį ir yra įgyvendinama plačiai Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir kitose šalyse, asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat iniciatyva atliepia tokius aspektus, kaip apima paprastą taikymą, vardų kortelių taikymą, prisistatymo iniciatyvas darbuotojams, sveikatos priežiūros darbuotojų prisistatymo veiklą įgyvendinant interviu, atliekant interviu, kuriuose pristatoma jų darbo kasdienybė, taip pat jų pomėgiai, tai stiprina bendruomeniškumo jausmą darbe, pacientai ir darbuotojai vieni kitus geriau gali pažinti, taip pat pacientų jų artimųjų globėjų sutikimo vadinama ABC veikla, kuri atliepia tokius pagrindinius aspektus kaip pasisveikinimas, prisistatymas, paklausimas, kaip asmuo laikosi, jaučiasi, informavimas, kas vyks toliau, atkreipimas dėmesio į savo kūno kalbą, kuomet bendraujame su pacientu, o ne su jo atstovu, informacija, kiek tai galima, informacija suteikiama prieinama kalba, nukreipiama, svarbus yra atvirumas ir neturėjimas išankstinių nuostatų. Taip pat naujų darbuotojų, kitų kolegų sutikimo ABC veiklą, kuomet įgyvendinamas pasisveikinimas ir prisistatymas. Man pačiai dirbant Dublino universitetinėje vaikų ligoninėje teko sutikti ir pradėjus ten dirbti, teko susitikti asmenys, kurie taikė šitą kampaniją ir tiesiog jie prisistatė, savo pareigybės pasisveikino ir tai padėjo man lengviau integruotis jų darbovietėje. Taigi, turint jau sprendimą, ieškojau įstaigos, kurioje galima būtų pilotuoti šią iniciatyvą, vykdžiau asmens sveikatos priežiūros įstaigų atranką ir buvo atrinkta Kazio Griniaus slaugos ir palaikymo gydymo ligoninė Kauno mieste. Iniciatyva atliekama bus 3 ligoninės padaliniuose. Ligoninėje dirba per 250 asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, iš kurių 240 asmenų tiesiogiai bendrauja su pacientais. Šiuo metu jau yra įgyvendinamas pilotinis bandymas iniciatyvos ir atlieku esamos situacijos vertinimą darbuotojų kontingente, taip pat planuojamas pacientų imties vertinimas. Kas seka toliau, plėtosiu priemonės paketą ir įgyvendinsiu iniciatyvą ligoninėje, pristatysiu jo rezultatus, tad kviečiu sekti naujieną svetainėje Kurk LT projektų skiltyje, kur galėsite atsiųsti su priemonės taikymu susijusią informacinę medžiagą ir išbandyti Sveiki, mano vardas yra iniciatyvos veiklą savo darbovietėje. Visus susidomėjusius, turinčius klausimų ir tie, kurie norėtų įgyvendinti šią veiklą savo darbovietėje, kviečiu susisiekti. Ačiū uždėmesį, linkiu Jums geros dienos. Ir taip pat dėkoju, didelis ačiū Kazio Griniaus slaugos ir palaikymo gydymo ligoniniai už iniciatyvos priėmimą savo ligoninėje atvirumą, dalyvauti, drąsą ir siekį didinti paslaugų prieinamumą Kurk Lietuvai, bendruomeniai visiems palaikiusiems, taip pat pacientams ir jų atstovams dalyvavusiems interviu ir išdrįsusiems kalbėti apie šią opę temą bendravimo su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atstovais problemas. Ačiū uždėmesį.